geltonų gėlių. Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Adomas Paulius Misiūnas ir 200 sekundžių informacijos. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pasmerkė Jungtinių tautų saugumo tarybą po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos vetavo rezoliuciją dėl ugnies nutraukimo Gazos ruože ir pavadino šią tarptautinę instituciją Izraelio gynybos taryba. Jis taip pat pridūrė, kad pasaulis yra didesnis už 5, turėdamas omenyje 5 veto teisę turinčias valstybės Jungtinių tautų saugumo taryboje. Opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija sprendimus dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose priims vasario 3 dieną, sako partijos rinkimų štabo vadovas Robertas Duchnevičius. Anot jo, Lietuvos socialdemokratų partija dalyvaus visuose kitąmet vykstančiose rinkimuose, o šiuo metu partijos skyriai yra iškėlę 11 galimų kandidatų į prezidentus. Daugiausiai paramos keliant galimus partijos kandidatus šalies vadovo rinkimuose yra sulaukiusi partijos lyderė Vilija Blinkevičiūtė. Saulės elektrinės tik ką įsirengę ir elektrą gaminti susiruošę gyventojai sulaukia žinios, kad jiems elektra nuo kitų metų gerokai pabrangs. Dėl to jau užvirė politinės diskusijos. Apie tai Vaidilutė Dovydaitytė. Seimo ekonomikos komitetas išsikvietė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininką Renatą Pocių pasiaiškinti dėl elektros kainų augimo. Populiariausias tarp elektrą gaminančių vartotojų pasirinktas planas yra atsiskaitimas kilovatvalandėmis procentinė dalimi nuo sugeneruotos elektros, tai yra atiduodant dalį pagamintos energijos. Vert patvirtino, kad šio plano turėtojams elektra pabrangtų labiausiai, tektų atiduoti ne 12, o net 33% pagaminamos energijos. Vert pirmininkas Renatas Pocius aiškina, kad taip nuspręsta dėl kelis kartus atpigusios elektros energijos, todėl jo teigimu pasaugojimo mokestis grįžta į anksčiau buvusį lygį. Aš tik noriu priminti, kad praeitais metais mes pėriai 3 kartus sumažinome. Jeigu vis tik elektros energijos vertė nukrito, tai vadinasi logiška, kad tam, kad padengtum infrastruktūros kaštus, pagaminti ir atiduoti skirstymo operatoriui daugiau elektros energijos. Andrius Kupčinskas sako, kad saulės elektrinės tik ką įsirengę gyventojai liko apgauti. Realiai, jeigu tas pasaugojimo mokestis trigubai dabar didėja, tai ar tai nėra jų teisėtų lūkesčių nunulinimas? Tuo metu komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas visgi ragina nesivadovauti emocijom. Turime tam tikrais momentais per produkcijas, tu nesuvartoji, tos kilovatus atiduodi tinklą. Tai turi būti mokestis pasaugojimo ir jis turi būti logiškas, kuris dengia kaštų. Ar yra technologinių sprendimų, kad būtų nepriklausomai nuo grido? Yra. Taip reikalinga papildoma investicija, bet ta investicija irgi yra jau valstybės remiama. Nepaisant didinamų mokesčių, Vert tikina, kad saulės elektrinės vis tiek atsiperka per 4-5 metus, o gaminantis vartotojai mokės maždaug 15 centų mažiau už elektros negaminančius vartotojus. Čia Vaidilutė Dovydaitytė. Kelininkai praneša, kad Tauragės rajone eismo sąlygas sunkina pūstymas. Lietuvoje pagrindiniai valstybinės reikšmės keliai sausi, drėgni arba šlapi. Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai išlieka provėžoti, padengti bažliugose prispausto ar puraus sniego sluoksnio. Vietomis yra slidžių kelio ruožų. Artėjančią naktį daug kur pasnigs, kai kur pūstys, galima silpna lijundra. Temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šalčio. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 4, Klaipėdoje 3, Šiauliuose 5 laipsniai šalčio. Rytojaus dienai kai kur numatomi nedideli krituliai, daugiausiai sniegas. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose 2, Kaune ir Panevėžyje apie 1 laipsnį šalčio, Klaipėdoje 0. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės. Radio